Maja ir šiandien jūs praleisite šią dieną kartu su manimi. Baby, don't know what to say, but something in it drives me crazy. I know it's so. Dabar man reikia virtuoju būdu apsirengti ir tada jau galėsime pakalbėti. Tadam! Štai taip atrodo mano šiandienos outfitukas. Jis yra pakankamai oficialus, kadangi šiandien aš kalbėsiu kalbėjimą. Taigi, mano make-upas yra baigtas, jis toks visai paprastas, tik tais, kad mėlynas tušas biškį paįvairina jį. O dabar, kol darysiu šukuoseną, noriu su jumis pakalbėti. Taigi, pirmas dalykas, apie kurį noriu pasikalbėti, tai yra mokslai, nes būtent dėl to aš dabar mažiau keliu video, nes pavasaris yra toks sezonas, kurio metu visi egzaminai, kalbėjimai, labai daug atsiskaitimų, dar plus egzaminai, kaip jau ir minėjau. Tai norisi pakankamai neblogai jas išlaikyti, dėl to stengiuosi daugiau mokytis. Taip, aš truputį apleidau YouTube'ą, bet aš visgi čia esu ir pasiėmiau telefoną ir filmuoju šį video. Dėl to manau, kad tai yra pakankamai pagirtina. O kalbant apie šiandieną, tai šiandien pas mane bus lietuvių kalbėjimas. Aš iš tikrųjų labai jaudinuos. Gal pagal mane nesimato, bet vakar pas mane buvo, žinokite, ten toks mental breakdownas, kad jūs neįsivaizduojat net. Bet pamiegojau geresnį iš tikrųjų nuotaiką. Nepatikėsite, bet aš gerai miegojau. Atrodo, kad gal dėl to streso, atrodo, jau buvo tiek daug, kad aš taip greit užmigau ir net nepajaučiau, kaip atsikėliau. Nu, žodžiu, visai geras rytas ir labai džiaugiuosi, kad jis yra geras. Aš manau, kad visgi reikia tikėti į save ir aš labai noriu pasakyti visą kalbėjimą tobulai, nes labai daug mokiausi šitam kalbėjimui. Aš jums jau papasakojau, ką veiksiu mokykloje. Bet ką veiksiu už mokyklos ribų, jūs pamatysite vėliau. O kol kas aš einu toliau ruoštis. Labai svarbus momentas, aš turiu išsirinkti žieduką. Nežinau kodėl, bet pas mane tokia nuotaika šiandien išsirinkti va tokį žieduką su žaliais akmenumis. Dabar aš einu kartotis kalbėjimą. Pasikartojau savo kalbėjimą. Dabar manau laikas užsikloti lovą ir jau keliausiu į mokyklą, kadangi noriu dar kartą savo kalbėjimą pasakyti savo klasiokiai. Iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad šiandien buvo toks gražus oras, nes aš esu žmogus, kuris yra priklausomas nuo oro kitimų. Ir jeigu geras oras, aš gera, jeigu blogas oras, aš, nebloga, tiesiog irzli, bet jūs supratote, ką aš stengiausi jums paaiškinti. Pas mus šviesa, žiūrėkit, neveikia. Siaubas. O, veikia. Štai taip atrodo. Va, jau užsidėjau striukę ir jau varau. Labai gražus oras. Dangus giedras. Na, žiūri, fainai, aš labai džiaugiuosi, kad toks oras būtent per mano kalbėjimą. Aš jau antrą kartą tai sakau, bet jūs įsivaizduojat, kokia pas mane dabar gera nuotaika dėl to. Tai va, bet aš vis tiek jaudinuosi, jūs negalvokit, kad aš taip paprastai tą kalbėjimą sakau. Mums baigėsi mūsų 5 sunkiausios pasaulyje pamokos. Kaip tu jauties? Aš tai jau labai noriu kavos. Ir labai pavargus, bet labai laiminga. Viską atskaičiau, aš chill. Einam gerti mūsų šventinės kavytės. Viskas gerai, easy. Aš gavau 10, aš labai laiminga. Buvo labai stresu, baisu, bet aš tai padariau. Aišku, pradėjau kalbėti iš pradžių labai tyliai, o po to rėkiau per visą klasę.
Bet mes apie tai nekalbam, svarbiausia, kad 10 ir man viskas gerai. Tai va, diena tobula. 사랑에 빠지는 건 바보 같다고 그렇게 난 믿었었는데 유일한 사랑은 너 하나란 걸 Taigi atėjau iš šokius, kaip matas čia viena rūbiniai. Mes šiandien šoksim, mes šiandien hip-hopinsim. Mūsų hip-hopas kyla, kada sako, pašokit kažką iš hip-hopų. Very good. I like it. I love it. It's so good. Labai skani donytė, ne? Čia jos čia jų. Parodykit savo donytę, parodykit. Reviews. Labai skani, ne? Mes bėgam! Ate! Pasiėmiau savo skaniausią vakarienę ever ir dabar varau namo, pagaliau. 나는 확신해 You're all I need Taigi labai skaniai pavalgiau, dabar esu labai laiminga ir noriu dar nueiti į vonę ir būsiu dar, man atrodo, laimingesnė. 너도 같다면 의심해요 Jau nusiprausiau, pasitepiau kremuku ir aišku, atsiskaičius kalbėjimą, aš vis tiek turiu daug kitų pamokų ir turiu padaryti daug kitų namų darbų. Dėl to dabar tuo ir užsiimsiu. 제가 없는 거잖아 You're all I need Labai linksmai atrodo. Taip pat norėjau parodyti tokias šukas, jas susisakiau iš Sheino. Ir jeigu kažkam įdomu, apie šitas šukas yra video, TikTok'e mano. Čia kažkur bus mano profilio pavadinimas, galite pasekti. Baigiau daryti chemiją. Dabar man liko tik fizika. 너의 눈빛과 작은 향기까지 Tai susitiksime rytoj ryte. Saldžių sapnų. 다 나를 간지럽히네 모든 신경이 널 향해 있어 Labas rytas ir kaip jūs jau supratote, šiandien yra penktadienis, tai yra mano mėgstamiausia savaitės diena. Dėl to pas mane pakankamai gera nuotaika, oras už lango irgi visai nieko. Netgi galėčiau pasakyti, kad geras. Dabar man jau reikia įtruoštis, nes aš nenoriu vėluoti. Dėl to einu dabar apsirengsiu. O dabar aš varau dažytis. 사랑에 빠지는 건 바보 같다고 그렇게 난 믿었었는데 유일한 사랑 Štai ir viskas, mano make-upas baigtas, kadangi šiandien aš norėjau būti tokia natūralesnė, nes kažkaip ir outfitukas toks sportiškesnis neįprastai, tai pagalvojau, kad ir make-upas turi būti toks paprastesnis, dėl to šiandien nesidėjau tušo. Dar noriu užsidėti va tokius va auskariukus. Dabar jau tikrai viskas ir man dabar reikia eiti pasiimti savo tokius kaip ir pusryčius į mokyklą. 너 하나란 걸 나는 확신해 You're all I need Aš labai džiaugiuosi, kad jau antrą dieną geras oras, bet aišku galėtų būti truputį šilčiau. Man reiktų su tokia striuke vaikščioti. 너도 같다면 의심해요 Viskas, gerai baigis pamoka. Dabar bus mano ankstamiausia pamoka, matematika. Nieko ten nesuprantu dabar. Nu kaip nors. 제가 없는 거잖아 You're all I Taste test. Toks vat.
Ir dar tokia bandelė. Saldu taip. Normaliai. Daug saldu. Normaliai. Varom namo, parašėm chemiją, pas Gabi depresiją. Ačio, mokyklėlė. Striukėm mečinam. Žiauriai šalta, sutinku, labai šalta buvo eiti. Man taip šalta. Ir dar šiaip mokykloje buvo šalta. Pastovi visi tos langus atidarė. Taigi, kaip matote, aš jau grįžau namo ir yra 2 dalykai, kuriuos aš turiu padaryti. Pirmas tai yra overnight oats, kuriuos aš darysiu ne per naktį, o per 2 valandas. Nu, bet, žinokite, irgi normaliai ten išeina viskas okei. Aš jau bandžiau taip. O antras dalykas yra sutvarkyti butą. Reikia. Tai pradėsiu, aišku, nuo avižų, nes kol tvarkysiu butą, kaip tik tos avižos pasigamins. Dabar jau parodysiu savo receptuką, kaip aš tai darau. Taigi, kad pasigaminti avižas, mums prireiks kažkokio indelio. Aišku, prireiks avižų dribsnių. Ir aš beriu 4-5 šaukštus avižų dribsnių. Pieno aš šiandien naudosiu kokosų pieną. Pieno reikia tiek pat šaukštų, kiek jūs berite avižų. Ir dar įdėsiu čija sėklų. Pusę šaukšto čija sėklų. Aš duosiu riešutų sviestą, nes man atrodo, kad jis tobulai papildo avižas. Pusę šaukšto riešutų sviesto. Jeigu jūs padėsite nakčiai, tai avižos bus minkštesnės, skanesnės ir taip toliau, bet aš kadangi kažkur po 2 valandų jau noriu tai suvalgyti, dėl to bus, žinokit, irgi normaliai, viskas ten pasigamins, viskas bus gerai, bet aišku, ne taip skaniai. Taigi, aš jau baigiau tvarkytis, bet aš manau, man nelabai būtų patogu su džinsais, dėl to aš norėčiau persiimti tiesiog į savo treninginį kostiumą, kadangi jau sėdėjau su tais džinsais ir vaikščiau beveik visą dieną, tai noriu labai patogiai ir šiltai sėdėti kafeinę. Tada, va jau persirengiau. Jūs įsivaizduojat, kaip man šilta, kaip man patogu. Dar vienas dalykas, nežinau, ar jūs pastebėjote, bet pas mane atsirado nauja sofa mano kambaryje. Tai iš tikrųjų jinai žiauriai patogi ir vienas fainas dalykas, kad ją galima išsiskleisti ir pas mane gali dabar nakvoti dar daugiau žmonių nei įprastai. Sutirštėjo, tai viskas good, būtinai reikia pragauti. Dabar jau tikrai viską pasiėmiau ir galiu keliauti. Pasiėmu savo pižamą ir varau į dušą. I know it's yours, so tell me. When you lay alone in your bed, do you still dream of me? Taigi, labas rytas. Ir kaip matote, pas mane labai yra nuotaika ir iš karto, man atrodo, matosi, kad aš išsimiegojau ir aš tokia happy. Norėjau tiesiog pasakyti, kad šiandien yra labai ramus, toks tylus ir lėtas rytas, kada aš galiu daryti viską, ką aš noriu ir nesvarbu kokiu greičiu. Dėl to šiandien aš noriu padaryti tokią rytinę mankštą, tokie kaip tempimo pratimai, nugaros pratimai. Tai va, ir kad tiesiog mano kūnas jaustųsi geriau, ne tam, kad ten kažkokius raumenis labai kačialint, bet tiesiog, kad jaustųsi geriau mano kūnas šiandien. Ir aišku, noriu, kad nuimtų visą tinimą mano, nes aš iš tikrųjų žmogus, kuris labai tinsta. I think it shows when I think it alone.
dariau visokių tokių treniruočių, būtent nugarai, ten kojom, kad atsipalaiduotų visas kūnas. Ir dabar jūs įsivaizduojate, koks fainas jausmas. Manau, labai gražiai bus, tik tais reikia išsilyginti maikę. Tai dabar einu persirengti. Štai taip atrodo. Viskas, aš jau pasidažiau, dabar liko išsirinkti auskariukus ir žiedukus. Losing it all. Let's make pancakes at midnight. Dabar susidėkime tašę. Climb up on the city lights. I don't want it all to be over. If you ask me, if you ask me, meet me halfway in my mind. Grow together for real this time. Baby, we can start it all over. If you ask me, now I sit Jūsų emocijos prieš filmą. Mane sudomino. Aš tai labai noriu filmą pažiūrėti. Kažkaip geras buvo tas Back to Black. Manom, kad bus gerai. Tai va labai beveik pilna salė žmonių. Prieš važiuojant į Akrą, aš sakiau savo, kad tikrai nieko nepirksiu, nes ir taip visko turiu, visko užtenka, nieko man nereikia. Eiliniai džinsai. Aš žinau. Štai taip atrodo džinsai, nu man jie taip gražiai atrodo. Aš nesuprantu, aš juos įsimylėjau tiesiog. Man patinka, kad šitie džinsai yra ilgesni nei mano kojos ir taip biški begi apačioj. Aš paėmiau 34. Tai iš tikrųjų tobulai. Pažiūrėkit, tobulai man tinka. 내 여지가 없는 거잖아 You're all I